Sveiki visi, manau, kiekvienas nori turėti skaisčią ir gražią odą ir kai atsiranda odos pigmentinė dėmė, kyla klausimas, o kasgi čia yra? Šiandien kartu su gydytoja Asta Dumbliauskiene kalbėsime apie hiperpigmentaciją. Asta, kas yra hiperpigmentacija ir kodėl jinai atsiranda? Hiper reiškia padidintas. Pigmentacija tai yra spalva. Reiškia, jeigu mūsų odoje atsiranda kažkokia papildoma spalva, dažniausiai aišku, kad mums rūpi veidas, bet padidintas pigmentas gali atsirasti bet kur, kas mus gali jaudinti ir kakle, ir dekolte, ir bet kur kitur. Bet šiandieną manau, kad geriau kalbėti apie veidą, ar ne, kas yra aktualiau. Tai pigmentas iš tikrųjų gali susitelkti dar labai daug priežasčių. Vienas dalykas, gali mūsų pigmentinės ląstelės, tos vadinamos melanocitai, būti aktyvios. Antra vertus, gali tiesiog padidėję sankaupa paties pigmento. Tai ir strazdanos, ir įvairiausi šlakai, tos dėmės vadinamos. Dar liaudyje vadinamos senatvinės dėmės, bet iš tiesų, sakyčiau, negražu vadinti senatvinės dėmėm, aš taip mėgstu sakyti saulės dėmės, arba ten laiko dėmės, kažkaip ten apžaisti tą žodį senatvinės. Kartais pigmentacija gali būti ir pavojinga. Tai ne tik apie grožį, kartais tai yra ir apie sveikatą. Ar melazma irgi yra hiperpigmentacija? Taip, melazma tai irgi yra hiperpigmentacijos rūšis. Ji dažniausiai vis tik atsiranda moterims. Kodėl? 101 priežastis, kaip mes sakom. Nėra paprastai vienos tos pagrindinės, bet aišku, kad hormonai didžiausia įtaka. Ar tai lytiniai hormonai, ar tai skydliaukės hormonai, ar tai yra kažkokia liga, kuri irgi susijusi su šiek tiek hormonų disbalansu, pakitimu, kažkokiais pikais, tai irgi gali užvedinėti melazmos atsiradimą. Tam tikrų vaistų vartojimas, kur skatina pigmentacijos atsiradimą. Genetika labai svarbu. Aišku, jeigu ateina moteris ir pasakoja, močiutė turėjo nelygų pigmentinė prasme veidą, mama turėjo ten kaktoj dėmes, greičiausiai bus didesnė rizika ir jums pačiai turėti tas dėmes. Neteisingas draugavimas su saule. Ir va čia yra, manau, tai, apie ką mes turėsim pašnekėti. Savo kosmetologijos praktikoje dažnai sutinku poždegiminę hiperpigmentaciją ir tikrai šiuo metu džiaugiuosi, kad yra daug būdų tai suvaldyti, prižiūrėti. Ir kokia jūsų praktikoje yra labiausiai pasiteisinusi priežiūra ir procedūra? Pirmiausia, gal vis tik reikėtų trupučiuką paaiškinti, kas tai yra poždegiminė hiperpigmentacija. Kad tai atsirandantis pigmentas, atsirandančios dėmės toje vietoje, kur buvo kažkoks uždegimas. Už tai mes sakom visiems paaugliukam, nespauskit spuogų, nekrapštykit veido, nes visas, ką mes tą veiduką traumuojam, gali sėsti pigmentas. Tai reiškia visi spuogai ir nebūtinai aknė, ten ir folikulitas ir taip toliau, gali po savęs, nes tai yra gilus uždegimas, palikti pigmento atsidėjimą. Netgi rozacėja po savęs gali palikti pigmentą. Pigmentą gali palikti tam tikros egzemos ir taip toliau. Reiškia, ten, kur buvo uždegimas odoj, gali likti pigmentas ir mes tai vadinam použdegiminę pigmentaciją. Jinai turi tokį lengvą violetumą dar. Taip, kuo jinai ankstyvesnė, tuo daugiau jinai turi savyje to trupučiuką kraujagyslinio komponento. Tai gali būti rausvumo, gali būti violetumo ir taip toliau. Tai tų priemonių, ko gero, mes galim padalinti į tas paprastas priemonės, paprastas, bet neprastas priemonės šviesinančias, ar ne? Ir galim padalinti į priemonės, kur jau reikalingi tam tikri aparatai. Tai apie šviesinančias priemonės, ko gero, Katerina, pati esi jau valdovė tų priemonių. Labiausiai praktikoje pasiteisino, tai aišku, saulės apsauginės kremas, kur turi būti visada.
Tuomet ryte mes naudojame vitaminą C, tai yra antioksidantą ir skatinam, kad oda pati kuo greičiau atsistatytų, nes tokia oda jinai dažnai būna pažeista ir būtina yra apsauga, tai padidinam apsaugą kartu su probiotikais ir galima taip pat įtraukti ir niacinamidą. Tai reiškia vitamino C kaip rūgšties, ar ne? Taip. Niacinamidas, o ką dar iš tokių, vis tiegi rūgštys jūsų praktikoje yra pakankamai dažnos, ar ne? Tai ką jūs dar Svarbiausia yra naudoti lengvesnės tokias rūgštis, tai yra azelaino rūgštis, tai yra pieno rūgštis, tai yra migdolo rūgštis gali būti. Dėl to reikėtų kreiptis į specialistą, kuris parinktų rūgštį pagal jūsų odos tipą. Nes žinau, kad klientai, kai ateina, jie pergyvena, kad mes su rūgštim išponinsim odą, tai yra netiesa. Svarbiausia yra parinkti tinkamas priemonės. Ir dar nepamirškime, kad turime nuostabų ingredientą, tai yra retinolį, ir kas mūsų rinkoje yra iš tokių naujesnių ingredientų, tai yra tranexamo rūgštis. Dabar dėl tos tranexamo rūgšties, ne? Tai mano klausimas, ar žmogus pats gali įsigyti, sakykime, ir pats savo nutarti ten užsimti gydymu, ar jis turi kreiptis į, sakykime, kosmetologą, kur gali atlikti kažkokias jau ten profesionalias procedūras su ta rūgštim. Kaip geriau, nežinau. Aš kaip šios srities specialistė visada rekomenduoju kreiptis į specialistą, bet aišku, galima ir įsigyti ir pačiai. Tai yra pakankamai saugi rūgštis, ją galima naudoti ir prie rožinės, ir esant pigmentacijai, uždegimams, akne. Jinai nepažeidžia hidrolipinio odos barjero, dėl to jinai šiuo metu yra ypatingai populiari ir kas turi patamsėjusius paakis taip pat puikiai veikia. Ir šią rūgštį rekomenduoju naudoti tiek ryte, tiek vakare ir ypatingai tom moteriams, kurios turi jautrią, išsausėjusią odą. Iš tikrųjų labai svarbu, nes labai dažnai mes negalim naudoti kažkokių aktyvių komponentų dėl to, kad oda neprisileidžia rūgšties. Iš karto sureaguoja, nudega ar ne, pradeda rausti, šerpetot ir mes tarsi turim nutraukti tą tepimą, nutrauktą naudojimą. Ir kas man patiko, reiškia, paakius galima tepti? Galima. Ir labai puikus, geras, greitas rezultatas. Aišku, tai nėra retinoidai, nėra retinolis, kuris veikia greitai, bet tepant kiekvieną dieną jau matome rezultatai maždaug po 2-3 savaičių. Puikiai. Kokią vis tik rutiną arba kokį tą ABC jūs siūlot savo, sakykime, ten klientėm dėl pigmentacijos? Jeigu tai yra visiškai pradžiamokslė, tai tuomet ryte vitaminas C su apsauginio kremo ir papildomai saulės apsauga, vakare tai yra tranexamo rūgštis ir naktinė priežiūra. Pasitikslinsiu. Vitaminas C su apsauginiu kremu ir saulės apsauga. Tai reiškia, ką tai reiškia apsauginiu kremu? Tai turi būti jūsų tipui tinkama priemonė, kuri, jeigu, pavyzdžiui, žiema, tai labiau maitinantis kremas, o jeigu vasara, tai labiau toks drėkinantis produktas. Kiekvienas parenka pagal savo tipą. Tai tiesiog apsauginės tai yra dienis kremas, kuris apsaugo nuo išorės veiksmų. Jisai gali būti atskirai kaip paprastas kremas be saulės apsaugos arba gali būti du viename. Kokias dar yra procedūros, kurias galima atlikti dermatologo kabinete? Iš tikrųjų, iš tų tokių aparatinių procedūrų yra ta vadinama IPL procedūra, tai intensyvios šviesos, gydymas intensyvia šviesa, kuomet tam tikrų spindulių paveikiamas pigmentas, ta šviesos energija virsta šiluminė energija. Ir ta šiluma suskaldo pigmentą ir tą pigmentą mūsų ląstelės po trupučiuką išvalo. Tai reiškia, kuo intensyvesnė šviesa, tuo geriau mes galim paveikti tą pigmentą ir gauti geresnį rezultatą. Kas svarbu nepamiršti, kad hiperpigmentacija niekur nedingsta. Jinai yra jūsų organizme ir yra būtina, netgi padarius ir atlikus procedūras, turint gerą rezultatą, visą laiką reikia saugoti savo odą. Tai aišku, saugom nuo saulės spindulių, taip pat nepamirškime, kad ir kompiuteris turi savo šviesą, kurie pažeidžia mūsų odą, ir SPF yra būtina kiekvieną dieną.
O aš dar pridursiu, kad atlikus įvairias procedūras, atliekant netgi kažkokias intervencijas, kažkokias aparatinės procedūras, tokio klausimo, kur kartais aš sulaukiu, o tai dabar kada aš galėsiu degintis, jo tiesiog neturėtų iškilti. Sakau, gaila, bet deginimo klausimą mes uždarome. Jei norite turėti įdegusią odą, ypatingai veido srityje, naudokite savaiminės įdegius, o jeigu turite hiperpigmentaciją, nedelskite, kreipkitės į specialistus.